atkeliavo iš kompiuterių pramonės, nebuvo kaip muzikinis instrumentas iš pradžio. Dalyvavo gamybos procese, kur liedavo silicio plokštės, nors jų principas labai panašus į tiesiog taurių. Teko turbūt matyti, kaip įpila vandens, sukas pirštų jos pradeda skambėti. Tai čia kaitintuvės truputėlį didesnis taurės. Tiesiog harmoningas skambesi. Dar vienas būgnas tai šamaniškas. Tam tikrų ritmų grojant galima žmogų išvesti į transo būseną. Tokias galim pasiekti ir su kitais instrumentais, tai su būgnu mėgstu labiau pagąsdinti žmonės, taip jaudėtų, išsitrenkia per krūtinę, tai aš buvau. Dar kartelį paimsiu šį instrumentą į savo rankas, tai kam patiko garsas vibracija, galėsit veikti prie manęs dar kartelį supažindinti su būgnu, su garso vibracija. Galbūt padėsiu įsižeminti po viso šito skrydžio. Ir liko gongai. Tai pradėsiu nuo pačio mažiausio. Aš jau negrojau, galiu parodyti tik tais, kaip jį išgirsti. Paprasčiausia būtų turbūt jį paskabinti ant ausų. Ir sudavus išgirsit jo skambesį, tikrai skambesį. Ir kas įdomiausia, kad garsas keliauja vibracijų pagalba ir taip mes atrodo per tus paprastus šniurelius galime jį išgirsti. Dar vienas būdas pasikabinti ant pirštų tas tokias kaukutės ir pirštai susikimšti ausis, tik tada jau reikia tos trečios rankos ir svarbu, kad gongiukas nesiliestų prie rūbų. Tai tiesiog reikia būti pasvirsti, kad jisai galėtų vibruoti. Tada kai instrumentai vibruoja, tada jie skamba. Tai aš jį paliksiu kur nors štai čia. Jūs norėsit, pasivaldysit. Ir didieji gongai atkeliavę iš Kinijos, nors Kinijai gongų žymėdavo per vidurį tėvai ženklą, kad seidavo laimė ir džiaugsmas atkeliavo. Skydavo, kas nusilės prie gongų ir jie matys laimės ir džiaugsmo, tai noriu pakviesti, prieiti susipažinti, ką reiktų padaryti, tai paimaliuoti rankas ir švelniai suskambinti. Kai sakau švelniai, neužsimokyti kaip per filmus, bet ir labai per susisteina. Leidžiu susipažinti su visais instrumentais, tik irgi tas disclaimeris labai švelniai groti su krištoliniais dubenėmis, svarbu sukti juos iš išorinės pusės ir taip, kad jie nepradėtų niekaip judėti, tabaluotis, kad išliktų savo šie. Ir švelniai kantriai sukant, jie po truputį pradeda skambėti viena lazdelė mažesniems dubenims, didesnė su baltu bumbuliuku didesniems dubenims. Ir jeigu kas nors norėtų dar pasižaisti, tai šios dubenės galima dėti ant kūno. Man reiktų vieno savanorio. Va, gurkis. Galima dėti ant pilvo arba ant nugaros ir uždėjus. Svarbu prilaikyti, kad dubuo nenuskristų kur nors kam nors į galvą. Ir švelniai sudavus leisti dubenį skambėti. Jeigu norėsi, tiesiog siūlau pasibandyti tokį garso masažą, tai vieną dubenį čia padėti. Ir manau, galima čia palikti. Jeigu kas nors norės. Ir švelniai užleidžiu jums, svarbiausia irgi nelipkit per baltus dubenius. Ateikit pro šitą pusę.